Koks čia miestelis? Čia yra Ginkūnai. Kaip gyventi Ginkūnuose? Ginkūnuose gyventi yra labai smagu, yra labai graži gamta, yra daug telkinių, Salduvės parkas, labai graži gamta. Kokių problemų kyla Ginkūnuose? Problema yra aplinkelis. Per dieną pravažiuoja labai daug automobilių. Per valandą 500 automobilių, iš kurių 250 yra krovininiai. Ar jūs laukiate kažko, kas pasikeistų Ginkūnuose? Taip, labai. Ko jūs laukiate? Aplinkelį. O kokia oro tarša yra, kada pravažiuoja labai daug automobilių? Dujos. Ar jūs... O kaip galvojate, kada pastatys aplinkelį? Po 2030 metais. Kiek metų jums tada bus? 19. Ar dar jūs gyvensite Ginkūnuose? Na. Oro tarša. 158 lėktuvai sudeginami per valandą. Juos išskiria CO2 dujas. Kuom kenkia tos dujos? Negali prasidaryti lango. Labai yra teršiama gamta. Kas būna dėl to, kad nėra padarytas aplinkelis? Gal vaikai negali pereiti gatvės ar dar kažkas? Vaikai negali praeiti per gatvę, yra labai sunku pasivaikščioti per gatvę, eiti ir taip toliau. Ar gali atidaryti langus vaikai mokyklai? Ne, negali, nes fūros pravažiuoja ir dulkes sukelia. Laukite aplinkelio. Taip, labai. Norime aplinkelio! Kas čia per vieta? Čia buvo pradėtas statyti aplinkelis. Prieš kiek metų buvo pradėtas statyti šis aplinkelis? Prieš 10 metų. Ar buvo supirktos žemės šiam aplinkeliui? Taip buvo. Kiek metų maždaug pabaigs statyti aplinkelį? Po 11 metų. Kur nukeliavo tie pinigai? Pinigai nukeliavo kitam tikslam. Aš žinau. O kur jie būtent nukeliavo? Į Vilnių. Vilnius pasiėmė, išnaudojo mūsų milijonus ir nebeatidavė labai daug metų. Jūs norite kilometro atkarpos? 2,5. O kiek prieš tai buvo? Prieš tai turėjo būti labai ilgas. Tai dabar jūs tiesiog norite, kad per Ginkūnus nevažiuotų mašinos ir fūros? Taip, O kur jos turėtų važiuoti? per aplinkelį. O kur jos turėtų būti tas aplinkelis? Kur jis turėtų prasidėti ir kur baigtis? O mes norim Mes norim aplinkelio!